Kinų arkliniai kaštonai 319 norma, 847 norma, 219 norma, 164 normas, 891 norma. Atjaunėjimo būdas 368 meilė, 791 meilė, 318 meilė, 49. Kūno atkūrimo būdas 368 714 894 721. Amžinas, sveikas ir harmoningas gyvenimo būdas 368 728 398 491. Kino agavinas 219 norma, 367 norma, 891 norma, 497 norma, 218 norma. Kai kontroliavimui panaudojate augalą Agave sinensis, tai būtinai apsvarstykite šio augalo geografinę vietą, kuri tiksliai nurodyta kinų žodyne. Augalo priskirimas tam tikrai teritorijai pačiame pavadinime pasako, kad augalas sąveikauja su regiono esme, nes augalas turi tam tikrą apibendrintą reakciją į kolektyvinę sąmonės sistemą, kuri užfiksuota konkrečiai teritorijai. Remiantis tuo, dabartiniu metodu bus įdiegta tinkama augalų teritoriškumo ir valdymo sistema. Nemirtingumo būdas 949 718 617 81. Taikant šį metodą reikia atsižvelgti į paprastą principą. Pasiekę nemirtingumą vienoje vietoje, išplėskite į bet kurią kitą vietą ir bet kuriuo kitu laiku. Įvykio vietos laikas atspindi atšakas, todėl susikoncentravus į augalų skaičius suaktyvėja kūno atstatymas, net jei jie ir susikerta, neatneša mirties jokiame įvykių aspekte. Metodas ypatingai veiksmingas tokioje dalyje, kai apibendrinamos visos informacijos principai. Kaip ir bet kuris kitas metodas leidžia laiku užkirsti kelią tiems įvykiams, kurie yra problemiški nemirtingumo požiūriu. Prisikėlimo būdas 498 713 81. Atjaunėjimo būdas 519 648 319 471. Šiame metode mes save įsivaizduojame jaunas, bet ne tik atsižvelgiame savo požiūrį į save kaip jauną žmogų, bet ir tuo pačiu su savo sąmonė apjungiame visuotiną atjaunimo procesą, kad kiekvienas matytų save jauną. Ir visą tai suvokti kaip savotišką veidrodžio efektą. Tai yra, jūs suvokite save jauną ir įsivaizduojate, kad antrasis, trečiasis ir taip toliau, ketvirtasis ir daugiau žmonių suvokia save jaunus. Tai ir yra savotiški veidrodžiai, kurie egzistuoja visur ir visų akivaizdoje. Kad kiekvienas pažvelgęs į veidrodį gali įsivaizduoti ir pamatyti save jauną. Kai sujungiate visas šias plokščias informacijos sistemas savo sąmonėje, pavyzdžiui, suspaudžiate kažkokią spyruoklę į vieną stambų veidrodį, turinti kristalo savybių ir matote, kaip iš šių kristalų pradeda sparčiai augti jaunystė, o tada suvokite ir įsivaizduojate visus jaunus kartu su savimi. Tai gali būti praeiviai, kurie gali būti tiesiog šalia esantys žmonės arba pažįstami. Tokiu būdu sugrąžini jiems jaunystę ir kuo labiau atjaunini žmonės, tuo jaunesnis tampi pats. Čia galite net suskaičiuoti, tai yra optinis vektorius. Jiems perduodamas iš atjaunėjimo požiūrio taško, kuris palaipsniui didėja. Tai yra, jūs perdavėte 10 vektorių, pavyzdžiui, 10 cm ilgio, o realybėje jums sugrįžo 100 cm
šviesos spinduliai, kurie jūs atjaunina. Čia labai aiškiai matosi, kad dalindamas gėrį kitiems, lygiai tiek pat sugrįžta pačiam. Veidrodžio atjaunėjimo principas. Logiškai mąstant, vystymasis natūraliai turi visuotinių savybių amžinojo požiūriu, nes kiekvieno atjaunėjimas jaunystę paverčia gyvenimo įstatymu, o gravitacijos dėsnio įstatymas visada padaro tai, kas reikalinga visuomeniai atstatyti. Kūno atkūrimo būdas 4, 9, 8, 5, 1, 7, 9, 8, 1. Šiuo metodu reikia numatyti tokias kūno sistemas, kurios bet kokiu atveju reikia greitai atkurti. Todėl turite turėti laiko atkurti kūną per akimirką, kai gali atsirasti rimta problema. Visada stenkitės užbėgti į priekį ne tik informacinius lygmenių, kai svarstote kokią nors problemą, bet turite ją užfiksuoti sąmonėje nutolusiuose srityse, kuri nepasirodo informacijos pavidalu, tai yra, kuri atrodo nematoma arba klasifikuojama dėl kurių nors išorinių poveikių. Jūs turite sugebėti visiškai kontroliuoti viską, kas susiję su kūno atkūrimu, įskaičius ir tai, ko dar nesuvokėte. Šis metodas yra pakankamai veiksmingas, net apmastant savo darbus. Padirbėję su šiuo metodu, galite šiek tiek pristabdyti ir stebėti informaciją, kas vyksta jūsų suvokime. Amžinas, sveikas ir harmoningas gyvenimo būdas. 4, 9, 8, 7, 1, 2, 8, 1. Šiuo metodu galite pamatyti amžiną sveikatą ir harmoningesnį gyvenimą tiesiogiai susijusi su jūsų kūno atkūrimu, tiek su atjaunėjimo ir nemirtingumo metodu. Ir čia jūs galite įvertinti amžinojo gyvenimo lygmenį, o taip pat ir prisikėlimo faktas yra būtinas amžinojo gyvenimo elementas. Tačiau gyviems mirti nereikėtų leisti. Bet kokiomis sąlygomis visi išėję turi būti prikelti kartu su pagrindinė valdymo forma neleisti mirti gyviesiems. Taigi, remiantis šią ilgesnę koncepciją, amžino sveiko ir harmoningo gyvenimo metodu, apimančių nemirtingumo metodą, prisikėlimo metodą, atjaunėjimo metodą ir kūno atkūrimo metodą, matome, kaip jau galime kolektyviai atlikti apibendrintą valdymą, kai tiksliniai lygiai nustatomi pagal tam tikrą sistemos pirmenybę, antriškumą ir panašiai. Matote, kad pats svarbiausias dalykas yra neleisti žmogui numirti. Remiantis tuo, gyvenimo amžinybė yra tai, kas susideda iš nemirties elemento, pridėjus ir sveikatos lygmenį. Žodžiai, kurie pasireiškia šiais metodais, yra suformuluoti į amžinąjį gyvenimą, o įsigilinus į žodžių reikšmę, kuriuos matai visur ir visada, kartais reikia detalizuoti kai kuriuos realybės procesus ir pabandyti atpažinti susikertančias, o kartais pridėjus griežtesnį žodį vidinę prasme turinčią panašią reikšmę. Iš pradžių pasirodys, kad nėra visiškai skirtingas ir tokiu būdu įgyjate amžiną sveikatą ir harmoningą gyvenimą tam tikrose žodžių derybų subtilybėse. Elgesio subtilybėse stenkitės atrasti subtilias sroves, subtilius savo išvystytų gyvenimo suvokimo lygmenis ir stenkitės juos suformuoti taip, kad jų nepaliestų jūsų vidinis žvilgsnis. Kasdieninėme gyvenime, kai kuriuose situacijose, kai esi užsiėmęs, bent jau viduje supranti, kad dvasinių situacijų subtilybės pagaunate pavyzdžiui sieloje, kai kuriuose dideliuose reikaluose, kur dažnai esate užsiėmę, nepraleidžiate visų realių akimirkų. Tai turi būti išdėstyta jūsų dvasios sielos lygmenyje ir tada jūs esate absoliučiai amžinas.
Tada suvokite kaip realybė, kuri iš tikrųjų yra, nes šiuo metu jūs gyvenate ir tuo pačiu įvaldote amžinojo vystymosi technologijas, užtikrinančias amžinąjį gyvenimą. Remdamasi tuo, jau galite teigti, kad esate amžinas, nes amžinojo gyvenimo technologijų įvaldymas daugeliu atžvilgių yra amžinybės įgijimas ir tam tikras amžinybės garantas šiuo laikmečiu. Ir apskritai turi pakankamai laiko garantuoti, kad išmoksite amžinai, sveikai ir harmoningai gyventi. Ir kuo labiau priimsite šias technologijas, tuo daugiau investuosite į savo amžinybės kelio išvystymą kaip tobulėjimo procesą, tuo daugiau turėsite laiko ir tuo daugiau metodų galite įvaldyti dar rimčiau ir dar tiksliau įvaldyti amžinybės ir amžinojo vystymosi technologiją. Todėl visiškai logiška manyti, kad jau dabar esate amžinas. Na, o kai į savo gyvenimo planą įtraukite ypatingą laiką tam, kad toliau tyrinėtumėte šios amžinojo vystymosi procesus, tai jau čia galim sakyti, kad jums garantuota amžinybė yra sustiprinta ir jūsų paties valia. Ir tada jau galima padaryti prielaidą, kad praktiškai niekas negali jūsų išvesti iš šio kelio. Tai yra, jūs jau pasiekėte amžinybę. Ši sąmonės forma leidžia praktiškai taip dirbti valdyboje, kad dirbtumėte rimtai, susikaupę ir visada pasiektumėte rezultato. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.